Tarptautinio bendradarbiavimo projektas Ekologiškas maistas ir tvarios maisto tiekimo grandinės, vykdomas vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas, kviečia pažvelgti vieną dažniausių mūsų mitybos palydovų – cukrų. Įsivaizduok rytas. Skubiai į darbą, griebi jogurtą su vaisiais, gal granolos batonėlį, o tavo vaikai suvalgo sausų pusryčių. Nes juk sveika, tiesa? Tačiau Lietuvoje antro tipo diabeto atveju išaugo net 3 kartus, o kas 5 lietuvis turi nutukimą. Viena iš šio augimo priežasčių paprasta – cukrus. Cukrus šiandien – tylus, bet kasdienis mūsų palydovas. Ir dažnai nematomas. O dabar mažas eksperimentas. Pabandyk atsakyti, kuriame produkte yra daug pridėtinio cukraus – granolos batonėlyje, saldžiame jogurte ar pomidorų padaže. Teisingas atsakymas – dažnu atveju visuose. Cukrus dažnai slepiasi ant etikečių kaip fruktozė, dekstrozė, sirupas ar gliukozė. Tad net tai, ką mes laikome sveikais produktais, gali turėti daugiau cukraus nei saldainiai. Cukrus gali būti skirstomas į kelias kategorijas. Natūralus cukrus randamas vaisiuose, daržovėse ir meduje. Pridėtinis cukrus randamas saldžiuose gėrimuose, sausainiuose, duonoje ar padažuose. Ir dirbtiniai saldikliai, kurie nebūtinai yra geresni už cukrų. Kas vyksta organizme suvalgius daug cukraus? Suvalgiai saldumyną, didelis cukraus kiekis greitai patenka į kraują. Kūnas išskiria insuliną, kad sumažintų jo kiekį. Jei cukraus per daug, jis virsta riebalais. Taip atsiranda pilvukas, nors ir sakai, jog riebiai nevalgai. Po valandos mieguistumas, alkis ir nerimas. Ir vėl saldus užkandis, bandymas pasikrauti pigios energijos. Tai vadinama cukraus karusele, iš kurios labai sunku išlipti. Galiausiai seka nutukimas, kepenų suriebėjimas, antro tipo diabetas, uždegiminiai procesai, išauga vėžio rizika, smegenų rūkas ir depresija. Šią karuselę sunku sustabdyti, nes cukrus aktyvuoja dopamino, laimės hormonų receptorius, taip sukeldamas priklausomybę, praktiškai tokią pačią kaip narkotikai. Kuo daugiau jo valgome, tuo daugiau jo norime. Tai nesilpna valia, tai biologija. Tačiau kaip galime sustabdyti šią karuselę? Pakeisk saldžius gėrimus vandeniu su citrina. Vietoj jogurto su įvairiais skoniais – paprastas su uogomis. Vietoj sausainių – riešutai ar obuoliai su riešutų sviestu. Saldumas – malonus, bet ne visada nekaltas. Cukrus yra visur, tačiau žinodami, kaip jį atpažinti ir riboti, galime rinktis sveikiau. Tvari mityba prasideda nuo supratimo ir atsakingų sprendimų. Išbandyk 7 dienų be cukraus iššūkį. Stebėk, kaip keičiasi tavo energija, oda ir nuotaika. Šis filmukas sukurtas įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą Ekologiškas maistas ir tvarios maisto tiekimo grandinės, vykdoma vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas. Sužinokite daugiau www.pajūrokraštas.lt. Taip pat galite mus sekti Facebook platformoje.